Sveiki gyvi Gravel nuotykių mėgėjai ir mėgėjos, sveiki atvykę į mano svetainę. Šiuo metu čionais stovi mano dviratis, įstatytas į vahų kikerkorą, turiu pasidėjęs vėjelį, žiauriai geras daiktas, game changeris minant viduje, be vėjelio minti iš tikrųjų neįmanoma, galima turėti tokį kiker headwindą, galima turėti paprastą, bet iš tikrųjų, kai organizmą aušina, minti yra žymiai maloniau. Taigi, šiandien manęs laukia laktato testo diena. Godspeed, kaip sakoma. Laktato testas tai nėra kažkoks tai RAM testas ar FTP, tai žymiai rimtesni reikalai ir ruošiuosi šiek tiek pasitaškyti krauju. Nusipirkau laktatų matuoklį, 2 mėnesius treniravausi iš esmės Z2, aišku, buvom nuvažiavę į Kanarus, ten buvo visko. Laikas pradėti į treniruočių planą įvedinėti intervalus. O tam reikia tiksliai nustatyti zonas, tiksliai reikia susižinoti, kur yra pirmas laktato slenkstis, kur yra antras. Kas yra tas laktatas, aš tai dar netrukus papasakosiu sėdęs ant dviračio. Savo pagalbą pasikviečiau naująjį feikeikų komandžioką Rojų Adomaitį, plačiosiose masėse žinoma kaip Rojus Coaching. Nueikit pas į Instagramą, palaikinkit, pasižiūrėkit, ten labai gerų patarimų daug yra. Tai va, jis man padės biškį tvarkytis čionai su viso šito testo protokolu, žino, kas kiek minučių kelti galę, ką ten daryti, o aš badysiu savo pirštą, imsiu kraują, kelsiu vatus, didinsiu galę ir žiūrėsiu, kuo visa tai baigsis. Godspeed, susitiksim ant treniruoklio. Tiesa, dar iš karto, kad nežūti ant staklių, tai reikia padaryti vieną dalyką. Būtinai porą gertuvių. Pasimsiu vieną apelsininį, vieną pink greipfrutą, elektrolitų įsipilsiu. Testo metu anglių vartoti negalima, bet apie elektrolitus daktaras nieko nesakė. Setapas labai paprastas. Visų pirma yra patiestas kikerio kilimėlis, ant jo kikerkoras, užrašai sutampa, viskas gerai. Vahų Zwifto kogas, dviratis tiesiog išimi ratą, įstatai ir gali minti. Taip, batai čia. Rankšluostis, čia dar turiu vahų kompiuteriuką. Gali būti taip, kad tiesiog testą įsidėsiu į kompiuteriuką ir pasileisiu jame, nenaudosiu tada iPado ir pasileisiu vėją, kad į mane pūstų. Tikrai neminsiu su civiliais rūbais. Būtinai bipsai, turiu fainus ančio bipsus. Tikrai rekomenduoju visiems, labai patogus. Daugiasluoksnis pampersas, long ride'am labai gerai. Heart rate monitorius, kitaip vadinamas širdies ritmo matuoklis lietuviškai. Nu ir aišku, biškai dėl įkvėpimo pasidėjau visokių tokių dalykų. Tai yra slibinų plakatas, traumos plakatas. Na ką, viskas, sėdau ant staklių, pradedu apšilinėti. Nežinau, ar tai atitinka protokolą. Rojaus dar nėra, jis vėluoja, bet juokauju, jis nevėluoja. Jis turi ateiti 1 valandą, dabar yra 12:51, aš turiu 9 minutės. Nufilmuosiu trumpą intro. Tai tiesiog atsisėdau, paminsiu Z0, Z1. Yra keli testai, kuriuos dažniausiai atlieka sportininkai. Tai yra laktato testas, FTP, tai yra funkcinio pajėgumo slenksčio nustatymas, VO2 max. Nu ir dar eilė kitų. Tai profesionalam tai svarbu, mėgėjam galbūt tai mažiau svarbu. Bet šiaip naudingas dalykas, vien dėl to visi šitie testai, kad gali nusistatyti savo treniruočio zonas ir iš esmės nepersitreniruoti, nebijoti, kad nedasitreniruosi. Jeigu sieki rezultatų, gali susidaryti struktūrą treniruočių plano ir taip nuolat tobulėti, nuolat didinti savo pajėgumą. O kažkas atėjo, einu pasižiūrėsiu, jau beldžiu į duris, sportininkas. Sveiki. Ne, ko tu neskambini, labas. Labas. Jo, aš pradėjau nusižengimą tam protokolui, aš pradėjau apšilimą, nes man reikėjo intro nufilmuoti. Bet ant 7 matų, gal blogai nebus. Neturėtų. Jeigu ne 107 arba ne 407, tai... O realaus? Trauma? Ne, critical. Tu įsikurk, o aš čia sėdu, man reikia toliau pasakoti žmonėms kažkokius dalykus. Ką aš čia pasakojau? Nieko aš nepasakojau. Nu, tai mes su tavim pakalbėsim, tu papasakosi viską ir tada bus aiškiau. Šilimas padarytas, 2 minutės 50, iš esmės užtenka. Tai nenaudosim mes Zwifto, naudosim klasikinį vahų. Čia turbūt startimas. Čia kai į feikeikus ateini visada vahų. Starter pack'e buvo. Starter pack'e duoda.
traumos maikelė, toks kaip draudimo polisas nuo traumų ir vagų kompiuteriukas. Skambutį įjunka, jau man sunku bus paskambinsi. Prašau, easy go. Turiu 2,5 valandos atminties kortelėje, atminties, ar mums čia užteks mūsų šitam pasirodymui nekingam. Turėtų užtekti. Sočiai. Ką tas raudonas reiškia? Raudonas reiškia, kad jau kraujas bėgs ne tik iš piršto, bet ir iš nosies jau. Čia būdavo kraujo skonis burnoje, o dabar gali būti kraujo skonis ir iš nosies. Viską, ką mes šiandien darysim, bus ne medicininiais tikslais. Aš nusipirkau aparatą ir pasikviečiau, kad dėl protokolo man Rojus padėtų čia nais biškį pasakyti ir pridėti vatų, kada spaust, kada atleisti. Kada pridėti, kada atimti. Nu, atrodo, kada. Šviesos gerai. O heart rate'as yra kažkoks? Ne, tai užteks šviesų ir viskas. Priekinės ir sėti. Tai gal tu sėsk, prasuk, prijung. Viršau gertuvės, pasidėjau, nufilmavau, kaip miršiau gerimus. Aš turbūt labiau jaudinas nei tu. Prieš tą kamerą. Tai čia mes kalba dabar jau viskas. Viskas dabar jau yra oficialu. Jau pareigūnai budi. Čia kofeinas, o čia taurinas. Aš galvoju, tu išsilengviu, nežinai, tą dviratį, kai jis yra 90, tai kiekvienas gramas labai svarbus tada jau tampa. Tai Pauliui, kai jisai sveria šiam 9, jam svarbu gramas, kad ir liktų šiam 9, nes nedaug tai yra 7 arba šiam 8. Life goals šiam 9 svoris. Tai galim papasakoti, ką mes čia darysim, mane papasakojau. Pradėjau apie visokius testus elitinių atletų kalbėti, ne visiems apsimoka. Taip. Ką mes čia nustatinėsim iš vis? Aš tai žinau, bet tiesiog dėl žiūrovų pasakyti. Yra RAM testas, FTP testas, Critical Power dar toks dalykas ir tada jau galima daryti laktato testą. Kiekvienas atitinkamai nuo pagal eiliškumą ir yra tiksliausias. Tai laktato testą verta daryti ir mėgėjam, tiem, kurie treniruojasi nuosekliai bent po kokias, sakykime, 4-6 valandas per savaitę. Pasakyk didesnį skaičių. 10, 12, 15, 20. Va, jau apie mane pradėjo kalbėti. Kodėl? Todėl, kad jeigu, pavyzdžiui, pagal FTP arba Critical arba RAM testus nusistatysit savo zonas, labai didelė tikimybė, kad turėsit per aukštą nustatytą Z2 ribą. Tokiu atveju jūs treniruodamėsi savo workoutuose dirbsit per daug stipriai, per daug intensyviai. Per praeitus tos mano išvardintus testus RAM, FTP ir Critical iš esmės zonos nustatymas yra pagal vieną skaičių, tai thresholdo skaičių. Čia mes zonos nustatysim pagal 2 skaičius. Tai pirmą laktato slenkstį ir antrą laktato slenkstį. Aišku, jeigu pas Antaną bus pirmas laktato slengstis, būna atveju, kuomet ir nerandam. Ką darysim? Dabar Antanas 10 minučių turėtų važiuoti Z0, Z1 pastanga. Tikiuosi taip ir yra. Nu, labai tikiuosi, kad 100 vatų jam nėra pastanga 8 balų. Tai bus viena iš metrikų, kurią šiandien va ir vertinsim, galiu parodyti. Tai vertinsim prie tam tikrų vatų, koks buvo pulsas, kokia buvo pastanga ir kokia laktato koncentracija. Paimsim iš kraujuko tą koncentraciją. Nu ir va, protokolas bus toks, kad važiuosim 5 minutės prie nurodytų vatų. Intervalo pabaigoje paimsim kraują per minutę laiko, duosim pailsėti Antanui, atsigert, parūkyt, alaus įpilsim į baką. Ir tada važiuosim 2-3 intervalą ir tikimės, kad suvažiuosim iki 800 vatų paskutinį 5 minučių intervalą. Kol kas esu vieną kartą išvažiavęs 880 vatų 5 minučių intervalą, bet kadangi yra dar sezonas neprasidėjęs, dar stipriai thresholdo nesitreniravau, tai šiuo metu, žinau, yra rodiklis šiek tiek mažesnis. Nu gerai, tai 800 vatų aš taip ir numačiau, kad tau bus, sakykime, čia ne formos skaičius. Kaip man atrodo, laktato testas paskutinis tragiškai iš tikrųjų. Oho. Tai išsukau labai stiprius 360 vatų ir sakiau, kad man jau pastanga yra 10. Pasakiau viso labo 8,4 milimolės koncentracijos, kas rodo, kad reikia padirbėti su intensyvesniu darbeliu. Aš tai iš tikro nieko specialiai nesiruošiau. Šiandien atsikėliau 15 minučių vėliau negu visada. Suvalgiau kaip visada košės, tokį išsiviriau buldelį. Paskui paeidamas iš vaikų cornflakeso dėžutę su ranka, tai pasiėmu cornflakes, tiesiog įsidedu, kavą gerdamas ar panašiai. Vieną dalyką padariau, tai išgėriau vieną kavą mažiau negu įprasta, nes galvoju, vis tiek, vdruk heart rate'as vėl pramuš viršų, nes nesenai dariau, prieš gerą mėnesį rampos testą. Tai heart rate'as buvo pasiekęs beprotiškas aukštybės, ko anksčiau nebuvo. O šiaip tai normaliai, aš toks biški nepavargęs, biški pailsėjęs.
tau reikia išsirinkti, kas tu esi. Į kalnus gerai važiuojantis, asmenės lenktynės laiko gerai važiuojantis ar sprinteris. Aš du renkuosi. Tas nepučia daiktas. Jis pučia. Pučia. Va taip pučia. O pas mane namie yra Hyundai ventiliatorius. Už 7 eurus iš Vintedo, tai tu paspaudė ir taip ir pučia. Šiaip pigiausias Hyundai, kurio Auto Pliuse matęs, buvo 500 eurų. Vintedo radau 7. Okay. Ne ten ieškai kažkur. Mane išgelbėjo tas vėjelis. Aš galiu minti čia 5 valandas, 6. Realiai dvigubai ilgiau negu Paulius Budrikis. Ir tai jums neužilgo įrodysiu artimuosiuose naujuose YouTube epizoduose. Ok, galim pamatuoti, ką čia prisukote, ponas. Tai galiu nustoti mint. Angliškai yra patarlė, kad spiritas yra aukštai, the spirit is high, taip aš ir jaučiuosi prieš šitą testą. Šitas tai parodys. Skaičiuoja. Man tik pas policijos su tokiu aparatu matuodavo. Tik be kraujo. Norėtumėm, kad nebūtų daugiau negu 2.0. O, tai va, šitas parodo, kad Antanas yra sveikas žmogus. Tai dabar, kai pradėsiu minti, tai turėtų pakristi rodikliai, dar pakristi, paskui pradėti kilti. Interval 5 iš 33. Tu durnas. 119 vatų. Pirmas mūsų intervaliukas. Tai galiu važiuoti? Tai? Tai gerai, dabar tiesiog sėdėsiu čia ir nekalbėsiu. Galima kalbėti, galima kalbėti. Jo, tai Antanas ten jau truputėlį minėjo, tai dabar pradedam nuo labai žemai, nuo 120 vatų pas Antaną pirmasis stepsas bus. O kodėl nuo tiek mažai pradėti? Gal verta pradėti, pavyzdžiui, ten nuo 200? Ne, neverta, todėl kad mes norim, jog tu pradėtum iš pakankamai žemai tam, kad tavo kūnas galėtų prisitaikyti prie krūvio ir kaip tu jau sakei, kad dar gali būti laktato koncentracija 1-2 žingsnius labai panašiai kaip dabar, kad buvo 1,9. Bet tada jį turėtų pakristi truputėlį. Tai reiškia, kad kūnas tą laktatą naudoja energijai, visiškai su juo susitvarko, išvalo jį ir mitochondrijos dirba savo darbą. Ir tada atsiranda tokia vieta, nuo kurios jau negrįžtamai pirmą kartą laktato koncentracija padidėja. Tai tarkim, 1,9, 1,8, 1,7, 1,5, 1,3, ten gali būti visai, gali ir iki 2, sakykime, būti. Ir tarkim, yra momentas, kai pakyla iki 2 ir jau žemiau nebenukrenta. Tai vat nuo to taško plus minus keliasdešimt vatų galim sakyti, kad tai yra tavo pirmasis laktatos slenkstis. Keliasdešimt vatų yra daug, ypatingai silpniems. Keli vatai. Keli vatai. Sorry. Keli 10 vatų. Va taip, prieš tą kamerą. Stipriems 10, o silpniems keli. Po to vėl važiuojam toliau, nieko nestabdom, dirbam ir laukiam, kol laktato koncentracija jau taip, sakykime, eksponentiškai pradės didėti. Ir tai yra momentas, kur jau atsiranda mūsų antrasis laktatos slenkstis. Tai va, taip važiuojam iki tol, kol pasiekėm 10 arba daugiau laktato koncentracijos. Arba pastanga 10, arba iki tol, kol Antanas jau miego užsinori. Jo, bet čia tas irgi pastangas mano matuosi, tai labai subjektyvus, nes jeigu žmogus yra pakantus skausmui, tai 10 jis niekada gali nepasiekti. Jo, atsisakys pirma kojos, plaučiai ir širdės. Tai pastanga ir susideda iš tavo kojų ir plaučių ir širdies realiai. Ir tas subjektyvus vertinimas. Ir vertinant tą pastangą nėra teisingo atsakymo. Nes teisingas atsakymas yra tai, kaip tu iš tikrųjų jauti. Labai daug prikalbėjome, žodžiu, bet esmė tokia, kad pagal savijautą nevažiuokit varžybose, turėkite bent jau heart rate monitorių ir remkitės duomenimis, o ne tai signalais, kuriuos jums siunčia smegenis. Jums gali kilti blogų minčių. Treniruotėse verta vadovautis labiausiai pulsu, ypatingai jeigu tos treniruotės yra Z2 arba, pavyzdžiui, threshold intervalai, irgi visai tinka labiau pulsas, nes tai labiausiai atspindi jūsų fiziologinę būseną tą dieną arba tuo metu konkrečiai. Pavyzdžiui, kojas gali visai gerai jaustis, bet širdis gali būti aukščiau arba žemiau. Ne? Tai visada geriausiai treniruočių metu vadovautis pulsu, o varžybos jau galima vadovautis leškomis. Leškomis. Kiek pastanga, ponas? 1 galima sakyti? 0 galima. Jaučiuosi kaip papuolęs į spastus, kai treniruočių plane atsidarai ir randi intervalų treniruotę. Labai svarbu pradėti nuo kuo žemiau. Nes aš visada po 220 kaip iš rozetės jungiu ir važiuoju. Reikia daug nekalbėti, reikia susikaupti. Čia norėjau tiesiog protingai paaiškinti žmonėm, kad čia laktatas, čia yra toksai organizmo šalutinis produktas, čia nėra blogai, nėra gerai.
tik ką paleido vėją. Gali labai reikšmingai įtakoti rezultatus. Sužinojau, kad Paulius Budrikis turi planą mane tipo aplenkti ir viskas. Tai pirmas iššūkis, kurį aš jam mesiu, tai ateinantį savaitgalį darysiu long ride'ą ant indoor staklių, kuris bus ne 3 valandos ir ne 4, kaip Paulius mina. Aš minsiu 5 valandas. Ir galbūt dar ekstra pusvalandį uždėsiu. Net daugiau negu Marius Mingiela. Labai svarbu yra geryba. Beje, pasinaudosiu progą. Vasario 28 Palanga, Slibinai, viešbutis Palangos Vėtra yra bazė. Tai nuotykių ekspedicija, nebus varžybų. Trasa prasidės nuo Palangos tilto prieigų, pajūrių, jeigu tik sąlygos leis. Tuomet link Darbėnų, laukais miškais, grįšim, padarysime vieną segmentą. Reiks greitai apvažiuoti ratą, ten 400 metrų, gal 800. Facebook'e yra eventas, dar yra Instagram'e accountas. Laikinkit, subscribinkit, dalyvaukit. Tai va, jiems irgi sunku šiuo metu, bet ne taip kaip man, nes jie tik tai olimpiadai varžosi, o man testus daro. Kiek pastanga? 2. Gal jau nebekalbėk tada, jeigu 2. Kaip girdėjot, sako, nebekalbėk, tavo pastanga 2, tau liko nedaug žingsnių. Šiaip labai greitai iš tikrųjų tos 5 minutės eina, bet čia kai važiuojant 100 šiam vatų, nes kai važiuojant 808, tai visai kitaip laikas skrenda, nes žymiai didesnis greitis. Realiai matai, kaip metai bėga pro akis. 160. O ką tam pasakoja apie tą laktatą? Tai tas laktatas čia gerai ar blogai yra? Nieko blogo, jeigu su smegenim važiuoji. Jeigu važiuoji su kojom, tai prasideda problemos. Tada gali būti jo per daug ir per anksti. Biochemiškai viskas ten vyksta, per sudėtinga informacija bus. Ne, tai neaptraukim žmonių, žinai. Ten, jau jiems, kaip pasakai, žodį mitochondrijos, tai jie, kur ne dviratininkai, tai prieš praeitą savaitę vienam pasakojau. Sako, žinau vieną panašų žodį, chlamidijos. Ir sako, viskas, liaukis maldauju. Ačiū, man Ir užtenka. temą pakeitėm. Aš per greit suku, niekada nebūna mano RPM-ai tokie aukšti. Kiek Kai pastanga? pora yra toksai, tipo 2. Nuo Z3 vidurio progresyviai įsididėja biškutuką, žinai, dabar tai laikosi, bet tai svarbu ir paimti tą galutinį jau. Kol kas tai gąsdina tik tas 7 iš 3. Nežinau, kodėl tikrai neprašiau pats asmeniškai, kad man tiek priplanuotų. Nori gal kavos kokios? Ne, žinau. Nu, va, čia braižosi grafikėlis apačioj, O dieve. mes nematom. Pirmas laktatas lenksis yra ties 2 milimoliam, o antras ties 4 milimoliam. Tada galima sakyti, kad pirmas ties 1,5, antras ties 3,5. Ir tiek vienas, tiek kitas yra patogus labai vertinimui, nes tu sulauki va ten 1,5 arba 2 ir sakai, va, čia mes turim Z2 pabaigą grubiai. Ir reiškia, ties čia jau organizmas perina daugiau į angliavandenį naudojimą ir išeina po truputėlį iš riebalų efektyviausią naudojimą. Šitie 2 kriterijai yra išvesti iš didelio kiekio akademinių studijų vidurkiai tiesiog, kur dažniausiai būna. Tai tas 2 ir 4 buvo pirmasis skaičius, kuris buvo atrastas, po to ilgainiui buvo patikslinta ir jais vadovautis nėra tikslu, galima tik tai daugiau mažiau kryptį prognozuoti, kad maždaug aplink tuos skaičius bus, bet gali būti slengstis pirmas ir ties, sakykime, 1,4 ir ties 2,2 milimoliam, tai tas range'as labai didelis dažnu atveju. Tiksliausiai yra analizuoti ir skaičiuoti tos lenkščius, kai jau, man atrodo, minėjau, pirmas lengstis ties vieta, kur negrįžtamai pakyla laktato koncentracija, antras lengstis ten, kur jau stipriai jį padidėja ir nebeina jos absoliučiai suvaldyti. Taigi šauna į viršų. Kiek pastanga? 3 rašyk. Darau čia tą testą, įmuš savo tą kraują. Asistentas mano suvedinėja duomenis į kompiuterį. Ir aš net nespėjau pasižiūrėti, kiek aparatas parodo. Aš tik tai paimu kraują, paduodu, jisai suveda ir mane nustebins po visko turbūt. 5 žingsnis, 200. O kiek pas tave dabar Z2 nustatyta? Pameni? Matais pulso. Taip. Užrašyk, atnešiu, užrašyk, padėk, kad aš nematyčiau ir po to atversim, pažiūrėsim. Užrašiai galvoj? Aš žartreitę tai labai gerai žinau, o vatai, jie žinai ten, bet vieną kartą taip, kitą kartą kitaip, tai... Svarbu pirmoje vietoje treniruočių metu visada laikyti pulsą kaip metriką. Ir dar, beje, pulso matuoklis pigiau kainuoja negu power meteris. 5 kartus kažkur tai skiriasi iki 10, o kai kuriais atvejais
Jeigu ant power meterio karboninės žvaigždės prieki, tai ir 20 kartų. Rezumuojant, galima sakyti, kad pulsas yra sveikatos ir fiziologijos atspindys ir visa metrika. Ir kainuoja, kiek ten sakai, 10 kartų realiai pigiau tas. Nu, su dirželiu, tipo nuo 5 iki 8 eurų. Nu, o tuo tarpu vatai jau yra performance rodiklis ir juo vadovautis neverta visuomet, bet jis kainuoja daug brangiau. Jau kai Z4 ateis, gali visai norėtis muzikos. Kiek pastanga? Nu, 4 rašyk. Tipo 3,5. Gerai, rašysiu 3-4. Parodysiu, kas per super duper atletas šiandien pas mane bus. Ne, aš kol kas nufilmuosiu to dviratį ir sakysiu, atspėkit iš dviračio, kas toks. Šiaip reikia iš kitos pusės filmuoti dviratį. Ten gražiau. Kiek pastanga? Stiprus 5. Kol kas atrodo epic Antanai, žinok. Reikės tave ruošti su Roku kartu. Atrodo kietai. Tik tai pyst, 220 matų ir vėl 1.5. Tai reiškia, kad dar ne. Jo, reiškia, nuo kalbų perėjau prie darbų. Jau kažkur. Tai ir toliau labai daug nekalbėsiu. Lemą šiaip dabar suprantu, kad nufilmuoti ir ilsiuką į Instagramą ir paplepėti 30 sekundžių yra vienas lygis, bet filmuoti 30 ten minučių YouTube seriją yra dar kitos lygis. Aš matau, jisai ir kitą perspektyvę YouTuberį yra matavęs Greta Bridytė. Numeris 1, numeris 2. Oi, pavydžiu, Gretai sėdė dabar Gran Canarijoje ten. Paskui mačiau dar kažkur kviečia draugus važiuoti į Deniją. Nieko aš nepavydžiu. Noriu pristatyti savo planus. Bet apie viską po testo. Planai dideli, jūsų laukia. Ir manęs laukia 3 stovyklos. Žiūrėkite toliau ir apie viską sužinosite patys tiesiogiai. Wow, geriausia dalis buvo, bet apie viską testo. Tai yra anonsas. Hukas. Nu, kiek pastanga? Nu, 6 rašyk. Pagaliau pirmą kartą nufilmuosiu, kiek parodys rodmuo. Šiek tiek tai nusimesiu vėl, nes žinau, kad yra kažkur šioje zonoje, bet dar ne. Duosiu čia kur nors padėk, dabar man jos nereiks. Na, nebereiks jau, ne? Ne, tai, nu, aš, žinai, kai kalbu jau čia tada, aš jau matau, kas vyksta. Pauliau. Taigi, po truputį lendu į apkasus. Ir štai yra tie skaičiai, kuriuose aš jau galvoju, kad yra mano laktato pirmo slenkščio pabaiga. Pagal heart rate sprendžiu, vatai kartais sutampa. Aš tai galvoju, kad mes jau peržengėm anksčiau laktato slenkstį. Deja, faktai žiaurus. Jau galiu pradėti daužyti? Davai, atsuk jau. Kiek pastanga? Nu, 7. Antanai, ar žinai, kodėl yra svarbu turėti stiprų Z2? Svarbu yra laiku patylėti ir priimti reikiamus tinkamus sprendimus. Žinot, namą irgi negali tiesiai ant žolės statyti. Patys žinot, kas bus. Bus gaisras, pieva, užsidegs, sudegs jūsų namas. Turi būti pamatai. Gelžbetoniniai, tvirti, stiprus. Taip ir su Z2. Turi būti aerobinis aparatas gerai žmogų pakurtas. Iki Z2 pabaigos kūnas turi 33 pavaras, kurias tu gali perjungti. Kad matau, ten funkcionuotum va. 17 ištremtinių dabar yra. Va. Ir, čia tik vagų, taip turi, pirkit vagų, galėsit pasimatuoti pavaras. O nuo Z4, kai atsiras va čia Z4 pagal jausmą ir visus ten duomenis, kuriuos vedami kompiuteriai, yra tik 2 pavaros, kurias gali perjungti. Tai jeigu tu visada važiuoji ten fiziologiškai, tai gaunas taip, kad tavo apsukų rodiklė daužosi ten jau aukščiau 8000 apsisukimų. Ir tada stogas tavo būna dažnai kiauras. Ir grindys būna pakilusios. Linkėjimai į Timo chatą. Svarbu duomenys jam parodyti dar. Pauliau, no chance. No chance. Kiek pastanga? 7,5. Taigi, gerbėjai, žiūrovai, mėgėjai, nežinau, kelintas žingsnis manęs laukia. 300 vatų berods, jeigu neklystu. 2,99, 5 minutės. Nu tai seniukai tavo Z2 žinok žemiau nei tu galvojai. Kas atrodo, kad labai stiprus bus
LT2 pakankamai stiprus ir geras jau pas tave dabar, bet jį dar tikrai galima kelt daug aukščiau. 3 dalykai, ką norim visada mes iš to laktato, po laktato testo pagerinti, sakykim taip. LT1 turėtų kuo arčiau LT2 ir LT2 turėtų kuo arčiau max pastangų, tai yra VO2 maxo. Tai va taip kaip yra pas Pogačarą. Todėl Pogačaras taip gerai važiuoja, geriau negu visi, nes pas jį taip yra. Aš tai prieš sezoną nusidažysiu galvą kaip Eminemas. Ne, Bet tikrai nėra taip lengva atskirti jos, ne, kai vienas prie kito. 210 ir 134 pulso, maždaug taip. Kiek pastanga? 8, taip, nu taip, žinai. Maris jau rašo. LT1 230. Parašyk fake news. Kasgi kitas ne Marius parašys. Taigi, žiūrovai, 21 bėgis iš 3-3. Nebetiek čia daug liko? 320 vatų. Norėčiau pakalbėti, papasakoti apie stovyklas, bet po testo, kaip ir sakiau, kažką padariau, kažką bėgį perjungiau. Kiek pastanga? 8 parašykim. Nu, Eminemą jau jungtau. Ne, Pogačarą. Kiek pastanga? Nu, 8,5, 9. Tik ką 24 bėgis įsijungia, perėsiu 25, 360 vatų. Čia jau raudonai šviečia. Ir yra. Kraujo iš nosies dar nėra, dar galim važiuoti. Galime atsistoti? Sure. Sprintą. 9 ar jau 10? Pusę. Dar ne. Sveiki, gyvi Gravel nuotykių mėgėjai ir mėgėjos. Taip atrodo žmogus, kuris artėja į laktato testo pabaigą. Manęs laukia 27 intervalas. 5 minutės 380 vatų. Pradėjau nuo 100, kėliau kas 20. Dar laikausi. Opa, va taip. Asistentas veda duomenis. Let's go, šitą dar turėtum atlaikyti. Jau reikės pamotyvuoti. Dar aš jaučiu, dar biški buvo, žinai. Ja. Dar pusę nieko, paskui pradeda kauptis. Įtariu, kad paskutinis daugiau turėtų nebereikėti jau. Gali filmuoti jungtą šūdą. Tris 8 dabar važiuoja. Turėjom jau 9,3. Nusprendėm, kad dar vieną egoistišką Savanaudiškų paskatų. Kadangi intervalų nedaro, tai Antanas ištroškęs dar pakapot. Dvi minutės šlovės. Minutė 15. 10. Let's go. Na, davai, paskutinę minutę. Let's go. Liko 3 sekundžių. Pulsas 108,6. Įtariu, kad laktatas 10+. Čia taip nežmogiškai mes varom, bet varom. 2 sekundžių. Paprastai klausiu, kiek pastanga, bet klausiu nebereikia. 10 Antanai. Nice. Good job. Shit. 8,5 maždaug pastanga. Dar 2 po 20. Žvėris. Wow, kaip viską matėt savo akimis. Tikrai nelengva pastanga buvo. Ant 8,5 paskutinė aš iš tikrųjų norėjau pasimuliuoti ir antradienis. Antradienį pusryčiam aš valgau tokius kaip Rokas Adomaitis. Ir laktato testus, FTP testus. Easy job. Taip, eisiu dabar paskambinsiu Jonui Rudžiui ir varysim 4 valandas į Europos centrą į golfo laukus paslidinėt lygumų slidėm. Intervalus padarysim. Raipo galva. Stebėsi duomenimis. Netikėjo, kad yra tokie aukšti rezultatai. Kad esu komandos lyderis. Nu, FTP tavo pulsas 1,51 gali būti? Gali. Bet depends, kada žinai. Nu, pulsas ten jau baisiai daug nebanguoja. Plius minus
porą dūžių. Nu pastum, ten dar ką nors, ten piškį sumokėsiu. Ne, reikia prisaugoti. Reikia suvesti fake duomenys ir nusiųs Mariui Mingėlai. Kad stiprėtų 3.20, ne? Ką mes turim ties 3.20 yra pastanga jau 8, jau 3,8 laktato koncentracija, kaip prieš tai buvo 2,9, 2,6, 2,2. Tiek Z2, tiek thresholdo dalykus, kai darydavai, bent jau pastaruoju metu, intensyviau truputėlį nei kad reikėjo. Taigi sakau, nedariau, aš thresholdo dariau tik Z2. Aš netgi tempo nieko nedarydavau. Nesuminęs išskyrus Kanariją, kur ten 1500 į kalną, pusę valandos. Viskas, kai tu pradėsi daryti, čia va šitie skaičiukai gerokai pasikeis vatai kilogramai, kurių neatskleisi mane turbūt. Ne, aš tiesiog numesiu 5 kilogramus. Man bus paprasčiau negu treniruotis, pigiau kainuos. Yeah. Mažiau valgysiu, mažiau suvalgysiu, vien ir treniruotis nereiks. Nu, tai pirmiausia perskaičiuosiu zonas, dar po to, kai atsiųsiu ataskaitą, ten tos zonas jau bus paskaičiuotas, tada galėsi pas save pasikeisti jas. Ir nieko tau stipriai savo treniruotėse, norint atsirinkti pasaulio čempionatą, keisti nereikia, tik tai reikės laikytis jau daugiau pagal savo naujas zonas ir stengtis neperžengti. Kaip jau minėjau, kalbėjom, kad vadovautis pulsų daugiau važiuojant per Z2 raidus. Pulsas 128, 120 vatų, aš taip niekur nenuvažiuosiu. Po krūvę. Po krūvę, jo. Na, dabar galvoju, trumpas vasario mėnesis pats trumpiausias yra, nu, tokia šansą galima duoti kažkam ant patarimų, nes šiaip tai nieko nekeičiau, viską daryčiau taip pat. Važiuotum taip pat. Ar važiavai silpnai? Tikrai ne. Ar gali važiuoti stipriau laikydamas iš šitų dalykų? Tikrai taip. Jis tai pasakė. Su ta pačia pastanga, su tokia pačiom apimtim savaitėmis ir mėnesiais žvelgiant, kurioje tu erdvėje ten treniruoji, tinkamai tiek ta erdvėje ir treniruojasi labiausiai. Pirmą ir antrą slenkstį pakelt efektyviausiai, tai reikia iki jų treniruotis. Tai aš kaip ir minėjau, 420 yra mano tikslas, šiaip tai ir viskas, daugiau aš neturiu leisti Pauliui Budrikai mane aplenkti. Pasikoregavus tas zonas, praleisti visą tą laiką, kurį nori praleisti Z2 važiuojant pagal naujas zonas, ne pagal egoistiškas senas zonas. Kitas momentas, jau kai arties varžybų sezonas, tau porą mėnesių iki jo likus jau reikėtų kokį bloką, tai yra 4-5 savaičių įtraukti thresholdo intervaliuko, 10 ir 20 minučių intervalai, kurie turėtų būti prie pirmo laktato slenksčio. Ir tada artėjant varžybom gali atsirasti 2-4 savaičių blokas, kuris jau lavina tavo VO2 max. Tau labiau reikėtų orientuotis į 40-20, minutę ir minutę 30. Va tokie tau turėtų visai gerai suveikti. Tavo pagrindiniai dalykai. Kalba, kaip žiūrėdamas į mano treniruočių planą. Ne, gerai, jeigu rimtai kalbant, tai iš tikro labai gerai. Čia tikslas ir buvo tam, kad nusistatyti, pasitikslint zonas ir kad biškiai taikliau treniruotis. Svarbu. Žinosiu, kur pirmas lengstis, kur antras ir dar aš žinau, kur yra baltymų recovery kokteilis, eisiu to, susišeikinsiu ir jį ten godžiai išgersiu. Tai reikia padėkoti coacheriui Rojui, Rojus The Coaching, follow on Instagram, like and subscribe. Skambinkit, jūs gali pakonsultuoti, patreniruoti, sudaryti planą. Viskas yra komerciniais pagrindais, komerciniais tikslais. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad sekat. Ir kur susitiksime? Susitiksime Vilniuje, ant Gravel kanale ir visuose renginiuose, kuriuose bus ant Gravel. Jeigu norit pabandyti išsidėti Antaną ant rato, atvažiuokit ten, kur Antanas važiuos. Adios, amigos. Opa. Po laktato testo. Įdomu, buvau paspaudęs, kad filmuotų? Jo, buvau. Na va, pagaliau viskas baigta. Išleidau Rojų. Atsiųs man rezultatus. Pagal tai pasikoreguosiu savo treniruočių programoje zonas. Šiek tiek susimažinsiu galingumą. O jeigu jūs treniruojatės ar trumpom, ar ilgom, ar ultra varžybom, ar bet kokiam kitom, ar tiesiog norite minti protingai, irgi rekomenduoju karts nuo karto atlikite laktato testą, rampos testą, FTP testą, tik tai tam, kad žinotumėte tiksliai savo treniruočių zonas. Na, o jeigu jums patiko toksai science epizodas, spauskite like, spauskite subscribe
ir žiūrėkite sekančius video, buvusius video ir iki kitų nuotykių. Važiuojam protingai, bet greitai. Artėja slibinai vasario 28 dieną. Primenu, www.fakecake.com. Eikite, registruokitės, dalyvaukit. Bus ekspedicija, bus šokiai, bus geras laikas kartu. Visi senai esame nesimatę. Atvykite, tai kad esi nedalyvavę. Irgi atvykite, susirasite naujų draugų, pažinsite, gerai praleisite laiką. Pabūsite žiemą pajūryje, galų gale paskutinė žiemos diena, paskutinis šansas šią žiemą apsilankyti pajūryje. Sekite mūsų nuorodas socialiniuose tinkluose Ungravel ir Fakecake, tenais naujausia informacija visiškai netrukus apie mūsų sekančias planuojamas stovyklas. Tai galiu pasakyti, kad bus balandžio mėnesį stovykla Maljorkoje ant plento. Bus labai malonu, bus labai gera, bus labai lengva. Taip pat jau visiškai netrukus kovo mėnesį planuoju vienai savaitę nuvažiuoti į Kiprą. Tai yra viena nauja tokia gravelio destinacija, stipriai auganti. Jeigu kas nors norit prisijungti, yra kelios vietos tam pačiam viešbutį. Kviečiu, rašykite komentarus, rašykite žinutės ir susiderinsim, galėsit prisijungti ir paminti kartu. Iki sutikimo Ungravel.